5 litrai benzinas. Pilsim daug. Bet gavau tokį automobilį, 5 litrai, taip. Tai va, V8 gavo 5 litrai, tai bus įdomu, kokias bus sąnaudos. Juodas, labai praktiškas. Tai nežinau, smagu. Važinėjau su Golfu, dabar su Defenderiu. Tai bus smagi patirtis, kelionė, saugus automobilis, šeima, miškas, miestas. Tai manau, susipažinsiu daugiau su šito automobiliu. Kur laikysi tokį didelį? Kieme, kur gali laikyti daugiau tokių automobilių, garažą gal netilps, dar garažo net neturiu, tai rasim, kur laikysim. Vaikišką kėdutę, matau, yra kur padėti? Yra už tėčio nugaras. Saugiausia, tai tenais ta kėdutė ir bus. Gal 2 kėdutės jau netrukus reiks dėti? Dar reikia nugyventi, palaukti, dar bent porą Dakarų suvažiuoti. Bet jeigu mes kalbam apie šį Defenderį, V8, ir apie Octa Defenderį, kurį tu testuoji dabar ruošies Dakaro ir pasaulio čempionatui. Taip. Esminis, koks yra skirtumas? Esminis. Tai arklio skirtumas, ta prasme, ir svoris turbūt, daugiau transportinis yra automobilis skirtas, sportiškesnis. Tai, sakau, pats nepavažiavau, dar sunku pasakyti, kokį skirtumą. Vilvinai neklaus taip, dar nežinau. Čia komforto, tenais dar ralinę dar netestavome, testuosim rugpjūčio mėnesį, tai sužinosim tada, kaip viskas labiau išsamiau galėsiu papasakoti. O kaip tas ralinis atsiras? Jūs dabar testuojate Defender Octa, tą papiktintą. Taip. Gręžiat iš automobilio viskas? Viskas, kad išsiaiškinti iš variklio, iš važiuoklės, kas nelaiko, kur yra trūkumai. Bet dabar ProDrive'as jau gamina, kaip pasakai, ralinius automobilius. Tai rugpjūčio gale turėčiau jau pirmą testą turėti su šito automobiliu. Tai labai laukiu, įdomu, nes ir svoris kitoks bus, ir 3 atsarginės padangos. Nu, tikrai bus įdomi mašina, nes bus ir sunki. 2 tonos, gal 6-7 gal svers, dabar sunku pasakyti. Tai pats tos informacijos daug neturiu, nes viskas labai greitai vyko, dar testų tik labai mažai su standartiniu, tai biški turit luktelti iki rugsėjo 1. Bet mačiau, kad per testus dega stabdžiai, kai tu važiuoji. Tai ten part of the test, kaip sakau, tai bandėmės ir tos stabdžius, ir tos, ten sudeginom kelis diskus ir pasidarėm tada aušinimo vamzdžius, pasidarėm, kad aušintų stabdžiai. Tai visą inžinieriai tą dalyką daro, dirba, testuojasi, dabar testuojasi, iš tikrųjų, nei aš nežinau, nei nesidalina informacija, kai po to susitinkam komandą, tada pasidalina. Tai kiek testų važiavai? 2 dabar ar kiek? 3. 3 testus? Jo, 2 Anglijai ir 1 Prancūzijai. Ir dabar artimiausi testai rugpjūčio? Anglijai bus jo, rugpjūčio gale. Ir tada rugsėjį mes į Maroką turėtume išvažiuoti. Dabar esi gamyklinis vairuotojas, noriu paklausti, ar laiko algą perveda? Šitą klausimą nutilėsiu. Gerai, tada kiek ant spidometro šitas Defenderis? 240. O kiek pravažiavęs kilometrų? 109. O kodėl latviški numeriai? Broliukas, visi Latvijos mylim, tai Latvijai davė automobilį. Jakau, lietuviai suderino, nes turbūt, kad rado tą automobilį po Baltį taip greitai, tai todėl iš Latvijų pasiėmė. O norėjai kažkokio, kad balta oda būtų erdvus? Jo, nesirinkau komplektacijos iš tikrųjų. Ką davė, man žinai, paprastam žmogučiai. Iš Golfo, iš Defenderį vis tiek jau yra kitas jau pasiekimas. Aukščiau sėdėsi, tai matysi. Kai mažas esu, tai aukštai man patinka sėdėti. Tavo kontraktas su Defenderiu 2 metai ir su šitu Defenderiu 2 metus važinėsi? Taip. Jeigu gerą rezultatą, aš tikiuosi gal padovanos. Karoli, visuomet smagu matyti tavo šypseną ir dar šalia Defenderio. Ar negaila Rokui Baciuškai atiduoti apynaujį Defenderį? Vis tiek arklio daug turi, 425. Na, tikrai negaila. Man visų pirma jis ne mano, visų antras tokiais prisivažinėjau kasdieną iki valios. Tai reikia dalintis gėriais. Rokas paskelbė, kad važiuos Dakare T2. O ką galvoja Dakarolis apie artėjantį Dakarą? Gerai galvoja, kad Dakaras yra reikalingas dalykas, reikia ten važiuoti ir labai noriu ir viską darau, kad tą padaryti, bet dėja neturiu jokios apčiuopiamos informacijos dabar.
Karoli, ar galima sakyti, Higginas panašiai turbūt sakė, kad sukrito labai daug gerų aplinkybių ir jūs pasiekėt fantastišką rezultatą Dakare, podiumas, istorinis podiumas. Ar įmanoma pakartoti tokią sėkmę? Nes jeigu dabar pasakysi, kad neįmanoma, tai faktiškai visi rėmėjai nusigręš ir viskas. Viskas yra įmanoma, plus kas ką sėkmę vadina. Taip, kad ar būtinai ta trečia vieta yra sėkmė. Vis pirma, aišku, yra dar ir pirma ir antra absoliučiai įskaito į sėkmę, bet visi suprantam, kas yra Dakaras, visas procesas. Man pats Dakaras iš tikrųjų įsiminė net gal mažiau už patį pasiruošimą, taip kad aš laukiu viso to ir sėkmių ten yra dar daug raktų, kur atrakinti ir ką nuveikti įdomiau arba geriau. Taip kad nelabai pergyvenu dėl ar atvažiuosiu pirmas, antras ar trečias dėl to. Tikrai daug mėsos iš ko ten dar lipdyti. Bet su prancūzais labiau bendrauji, su Ignu jūs laikinai išsiskyrė, kaip suprantu, kaip duetas. Kodėl su prancūzais? Kaip mano didelės ausis taip girdi. Jo, ieškausi šturmano dabar, žiūriu kokiu automobiliu važiuoti. Žodžiu, paleidęs platų tinklą ir bandau, kaip pasakyti, tokį piltuvą ir bandau tą jau rasti kruopelytę idealią, su kuria geriausia būtų sudalyvauti Dakare. Šturmano, partnerių bei automobilio klausimų. Kadangi praėjusiais metais toks buvo ekstremalus pasirengimas Dakarui, ne paskutinės minutės, bet paskutinių kelių mėnesių. Tai šiais metais ar pavyks to išvengti, kaip tau atrodo? Iki malonaus, iki greito visiems, iki.